kurį aš vadinčiau nusavinimu paprasčiausiai turto, nes tos kompensacijos yra tik tai dėl akių tam, kad pavadint kažką kompensaciją, nes jeigu aš pasakysiu, kad čia yra 1 euras ir aš kompensuoju. Atsiprašau, Audriau, laiką paleiskite, čia tavo minutė. Aš noriu pakalbėti apie prekybą poveikiu. Prekybą poveikiu ne primityvę prasme, kad ten kažkas kažkam kažką sumokėjo, o prekybą poveikiu, kuri suveikė ir mūsų atveju, kada nedidelė organizacija užvertusi Seimo narius laiškais ir kaldami prie sienos privertė juos padaryti tai, ką padaryta. Tikrai didžioji dalis Seimo narių asmeniškai nebuvo prieš tą, bet jie tiesiog buvo priversti ir kai kurie pripažino tą, ir ministras buvo priverstas, ir ministerijos darbuotojai buvo priversti. Ir tai aš negaliu vadinti kitaip kaip prekyba poveikiu, tik tai per gąsdinimus. Atsiprašau. Ir dar vienas dalykas, ir tie, kas prekiauja to poveikiu, jie daro tą toliau ir eina tolyn, reiškia, mūsų pinigais, sakykime, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Nekreip dėmesio, gerai. Reiškia, finansavo 60 000 sumokėta už nevyriausybinė organizacija Gyvi gali, kur, reiškia, skatinama augalinė mytyba, ir aš ne prieš ją, kas nori, tai tvarkoj. Bet siekiamas rezultatas, pacituosiu, pakeisti aplinkosauginius kriterijus, kad pilnai aplinkosaugos reikalavimus atitinkantis pirkimas negalėtų turėti mėsos ir gyvūninės kilmės maisto produktų. Reiškia, viešai deklaruojama, kad tikslas yra, tai jau vieną kartą sviesto mokyklose atsisakėm, tai dabar atsisakysim dar kartą. Ir čia, gaila, kad minutė yra, aš pasakyčiau daugiau, bet aš norėčiau žinoti, kiek atsparus nauji Seimo nariai bus tokiai prekybai, nes tarp čia jūsų sėdinčių matau tokių, kurie tikrai nebijojo savo nuomonę sakyti, nesvarbu ar jinai populiari ar ne, bet begalė Seimo narių, sakykime, toks kaip Juozapaitis, galiu pacituoti, dėl pabuvęs fermoje pasakė tokius žodžius: tokie ūkiai prisideda prie dermės su gamta. Čia citata. Arba viliuosi, kad sveikas protas nugalės ir Seimas negrįž prie šio draudimo. Pažiūrėkit, kaip jisai balsavo. Tai tiek, ačiū labai. Norėčiau... Taip, ačiū. Ačiū. Ar Česlovai norėsi kažkokio atsakymo, ar toliau galime eiti? Aš manau, kad čia, jeigu turite atsakymą, taip, aš dėkoju į Seimą, kad jisai... Trumpa replika. Labai trumpai, tai iš tikrųjų, jeigu kalbate apie prekybą poveikiu, tai yra baudžiamoji atsakomybė už tokius dalykus, tai iš tikrųjų, čia nėra kaip kitaip komentuoti, jeigu jau peržengiamos ribos ir sakykime, tai tikrai tada reikia kreiptis ir inicijuoti tam tikrus tyrimus. Man asmeniškai, aš asmeniškai, jeigu tapsiu Seimo nariu, tai tikrai visada vadovaujuosi racionaliu protu, ir dabar kaip kandidatai taip pat turėjome pildyti anketas, atsakymus ten apie gyvūnų gerovę ir panašiai. Tai man atrodo, kad tikrai turime pirmiausia siekti rasti tą balansą, kad remtis mokslininkų rekomendacijomis ir nuomonėmis, ir tikrai pagrindinis dalykas yra apsirūpinimas maistu. Tai jeigu išeina suderinti tos dalykus, kažkokius tai pagerinti gyvūnų gerovės reikalavimus, kažkas kompensacijas mokėti, tai gerai, bet tai negali būti absoliutus kažkoks tai dalykas, absoliutus siekis, bet kokia kaina. Tai mano toks yra požiūris. Gerai, ačiū. Ir jūsų žiniai, Juozapaičio žodžiai skiriasi.